kur laisvai galima tobulinti vairavimo įgūdžius, kaip pasibaigs šio sezono motokroso batalijos ir kas vyksta už tos ribos, kai nugrimsti ieškoti akistatos laimikių. Apie tai jau šioje laidoje. Labas rytas! Laida Teritorija tai nuolatiniai iššūkiai ne tik mūsų kūrybiniai grupiai, bet ir laidos herojams. Visiems drauge tikslus ir iššūkius įveikti kur kas lengviau, nes tai mūsų visų teritorija. Rubrikoje Adrenalino užtaisas apie žmonės, kuriuos per gyvenimą veda adrenalino hormonas. Vienas garsiausių pasaulyje baidarininkų 25 metų meksikietis Rafael Ortiz surengė įspūdingą pasiplaukiojimą gimtojoje Meksikoje, Veracruzo upėmis su dar 3 ekstremalais. Rafa, taip trumpai draugų vadinamas ir krioklių tramdytojų dar pravardžiuojamas Rafaelis ir jo bičiuliai ekstremalai demonstravo puikią techniką išties įspūdingose vietose, kai kur buvo itin sudėtingi slenksčiai, kriokliai ir akmenys. Speleologai Prancūzijoje nusileido į Geoffrey-Berger kiaurymę, vieną baisiausių urvų pasaulyje. Ilgą laiką speleologai bijojo tyrinėti šią kiaurymę, kuri dar vadinama ir urvų žudiku. Šiame urve yra žuvę 6 speleologai. Neseniai apie 200 speleologų išdrįso nusileisti į 1121 metro gylio urvą, tad juos galima vadinti avantiūristais, kuriems reikia aštrių pojūčių. Vaizdo klipas apie parkūrą per kelias dienas sulaukė beveik 5 milijonų peržiūrų. Klipe Ronnie Salvis parkūro ir laisvojo bėgimo elementus demonstruoja garsaus kompiuterinio žaidimo Assassin's Creed stiliumi. Profesionalus 22 metų Street Stunts komandos narys Ronnie atrodo kaip kultinio žaidimo herojus ir demonstruoja puikią parkūro ir laisvojo bėgimo techniką. Sporte nesvarbu, kas esi. Tai neseniai išleisto vaizdo klipo mintis, skirto parolimpiniams žaidynėms. Jie be rankų, be kojų, su protezais, negirdintis, tačiau jie tokie patys kaip ir mes. O gal net dar valingesni, tvirtesni, labiau mylintis ir vertinantis gyvenimą. Nedėjuojantis ir nešarojantis. Klipe matyti vaizdai iš stipriausių pasaulio parolimpiečių treniruočių. Not good enough. Your body should be on that line. Push it out, you lazy dick! You strong! You fast! You beautiful! Nothing can stop you! You're made of metal! Do it again. 10 more reps. Let's go.
Vale, tengo. Vamos, comprado. Venga. Tires, get back in the... Kągi kolegos, ačiū, kad šiandien visi... Rubrikoje už saugų važiavimą apie uždarų trasų naudą ir naujas galimybės. Neužtenka važinėjimosi bendro naudojimo keliuose drauge su kitais eismo dalyviais, norint gerai patobulinti vairavimo įgūdžius, ypač naujokams. Tad visi, kuriuos vienyje du ratai ir nevaržomas laisvės pojūtis, susirinko į didesnių galimybių pažinimo ir išbandymo renginį Moto diena. Tai jau ne pirmas nemokamas renginys, kurio atsiradimą paskatino graži idėja. Šis projektas konkrečiai yra inicijuotas Susisiekimo ministerijos, o mūsų sporto klubas dalyvauja kaip partneriai organizuojant visus šios renginius. Mes iš tikrųjų patys būdami motociklų vairuotojais labai džiaugiamės, kad ministerija neapsiriboja vien tik tai garsiomis kalbomis apie būtinybę gerinti eismo saugumą, bet ir įgyvendina konkrečias priemonės ir aš kalbu ne vien tik tai apie baudų didinimą už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Pasivažinėjimai profesionalioje trasoje tikra atgaila sielai. Norim paskatinti žmonės važiuoti dažniau uždarose trasose, kur neriboja aplinkiniai faktoriai, automobiliai, pėstieji, šunys, arkliai ir panašiai. Trasoje visada yra saugiau negu kelyje, ypač kai kalbam apie sportinio motociklo vairavimą. Esmė ir yra paskatinti juos važiuoti čia, o ne gatvėje. Tikimės, kad jie dažniau atvažiuos į trasas, taip realizuos savo norą važiuoti greitai, o gatves paliks saugiam susisiekimui. Šis renginys skirtas ir pažengusiems, ir mažai vairavimo patirties turintiems motociklų, motorolerių ir mopedų vairuotojams. Renginyje visi norintys lydimi instruktorių galėjo praktiškai išbandyti pagrindinius vairavimo principus. Kiekvieną važiavimą, manau, kad ko tolyn, to vis daugiau tu spaudi savo galimybės. Ir manau, ateina iki tam tikros ribos, kai jau savo galimybės pasiekia, tai kaip šiandien ir matėm, kai kurie jas pasiekia matyti. Sporto klubo Coffee Racers entuziastai siekia, kad vairuotojai mokėtų ne tik atsukti gazo rankeną, bet ir kuo profesionaliau bei saugiau valdytų savo transporto priemonę. Čia kartodrome tam tinkamiausia proga. Kai atvažiuoja, supranta, kad nelabai moka važiuoti iš tikrųjų, nes mieste taip nevažinės kaip čia. Žodžiu, tiesiu keliu mes visi mokame, nevažiuoti, kurie važiuojam su motociklais. Be abejo, kaip ir su dviračiais motociklų dar lengviau. Trasoje visą dėmesį gali sutelkti tik į važiavimą ir nieko daugiau. Čia nėra tokių rizikos faktorių, kokie pasitaiko kelyje. Saugumo jausmas žymiai didesnis, nes mieste tai pavojinga, mašinos išlenda netikėtai, jau čia nieks neišlys, visi važiuoja į vieną pusę, dėl to žymiai saugumo jausmas didesnis. Važiuoti lenktynių trasa leidžiama tik specialią motociklininko aprangą, šalmą, batus, pirštinės turintiems vairuotojams, o įgyti įgūdžiai praverčia ir gatvėje. Netgi jei žmogus jau ilgą laiką vairuoja motociklą, tai nereiškia, kad jis geras patyręs vairuotojas. Tikrasis tobulėjimas vyksta, kai jis išbando naujas situacijas, supranta ir glūdina savo silpnasias puses. Iš tiesų dažniausiai pasitvirtina atvirkštinis atvejis. Žmonės pavažiavę trasoje suvokia, kad nemoka jie jau taip gerai vairuoti ir kad yra kur tobulėti ir yra ko išmokti iš tikrųjų. Ir mes, būdami sportininkais, savo patirtimi mielai su jais pasidalinam. Motociklas labai draugiška transporto priemonė. Tiesiog dažniausiai patys vairuotojai ją suvaržo. Iš tikrųjų, sunkiausia yra, be jokios abejonės negalioja visiems, bet dažniausiai pasitaikantis atvejais yra tai, kad vairuotojai varžo motociklo laisvę. Motociklas pats iš savęs yra stabili transporto priemonė. Patys vairuotojai dažniausiai sukelia kliūtis laisvai jam judėti ir sklandžiai judėti ir, tarkim, darydami eilę klaidų išprovokuoja kartais net ir kritimus. Aukštadvario kartodromo trasoje kiekvienas atvykęs nevaržomai galėjo mėgautis ne tik greičiu, bet ir metodiškai tobulinti savo vairavimo techniką, šlifuoti tai, kas kiekvieno manimu yra jo silpnoji vieta. Į posūkius daugiausia akcentuojas, kaip posūkyje važiuoti. Stabilų greitį išlaikyti posūkyje, stabiliai, kad motociklas važiuotų posūkyje. Sporto klubo Coffee Racers entuziastai jau turi minčių kitam sezonui. Tikslas būtų neapsiriboti vienu sezonu, tai turėtų būti daroma nuolatos, atsiranda jauni žmonės. Tie žmonės, kurie dabar vairuoja motorolerius, po kelių metų gali persėsti ant motociklų, galingų, greitų ir reikia juos pratinti iš tikrųjų vairuoti saugiai, reikia ugdyti jų savimonę ir tuo pačiu suteikti jiem galimybę realizuoti save.
Po reklamos matysite, kaip pasibaigs šio sezono motokroso batalijos ir kas vyksta už tos ribos, kai nugrimsti ieškoti akistatos su laimikiu.